Brangus Gabriela ir Karoli, šiandien ypatinga diena. Viena gražiausių ir įsimintiniausių jūsų gyvenime. Neabejoju, kad jinai išliks jūsų širdyje amžinai. Karoli, tu žengi į naują gyvenimo etapą, į naują kelią, tampi vyru, mylimuoju, partneriu, šeimos kūrėju. Mano širdis džiaugiasi matydama tave šiame kelyje. Aš pažįstu tave visą. Tavo širdį, kantrybę, stiprybę ir šviesą. Žinau, kad būsi žmogus, kuris myli, saugo ir kuria. Šią dieną aš švelniai paleidžiu tave į tavo paties gyvenimo kelią. Tu visada liksi mano sūnus, bet šiandien tu esi vyras. Šiandien jūs supa artimiausių žmonių širdingi žodžiai ir palinkėjimai. Tegul jie tampa stiprybė ir atrama, kai reikės priminti vienas kitam duotus įžadus. Santuoka kartais vadinama darbu. Linkiu, kad šis darbas nebūtų našta, bet taptų prasmingų, įkvepiančių ir apdovanojančių kelių, kurio vaisiai pranoks visas pastangas. Tegul jūsų meilė būna kelionė, kupina pasitikėjimo ir pagarbos. Lyg automobilis, kuris patikamai rieda ne vien lygių kelių, bet ir per iššūkius, bet visada atvesdamas į namus. Branginkite ir puoselėkite tai, ką šiandien sukūrėte. Tai jūsų didžiausias turtas. Tegul jūsų namai visada būna pilni meilės, šviesos, pagarbos ir juoko. Ir tegul šeima būna ta vieta, į kurią visada norisi sugrįžti. Vau. Kaip gražiai atrodo. O kaip aš? Normaliai? Tai labai gražiai. Dėkui. Pasitengsiu. Norėčiau to tiesiai? Atsivaiduoji, tuoj susitapsi. Gali patikėti? Prikolas? Prikolas, visai prikolas.
pagal veidus visus matau, kad visi šią salę atsinešė puikiausią nuotaiką. Tad leiskite dar kartelį pasveikinti svečius, liudytojus, atvykus Karolio ir Gabrielos. Mėlyje, šiandien jūs turite išskirtinę galimybę. Mintimis, žodžiais, širdimi, prisiekti vienas kitam iki bendrų gyvenimo. Darykime, kad šis kelias būtų pilnas šviesos ir darnos. Ir kiekviena diena, kiekviena minutė praleista kartu ir jis būna ypatinga. Kitaip. Na, dabar visus svečius pakviesiu įdėmiai klausyti, apie tai aš kalbėjau ceremonijos pradžioje. Ir visai kaip palaikyti po to jaunuosius, nes čia ir dabar jūs mylėjai vienas kitam ištarsite pačius svarbiausius žodžius. Tad geriausias kelias. Ar jūs sutinkate vesti Gabrielą? Taip. Mėlyjeji, turime pirmą dalyką. Gerbiamoji Gabriela, ar jūs sutinkate tekėti už Karolio ir tapti žmoną? Taip. Ir Gabriela, dar man pažiūrėkite savo pavardę. Kokia pavardas? Turčinavičienė. Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius registruoja jūsų santuoką. Apkabino žodžius, okupavo naktis, išbučiavo medžius. Tik bijau netikėt, neklausyt naktimis, užsikimšus mintis. Lietuvos Respublikos vardu Karolis Turčinavičius ir Gabriela Turčinavičienė Laikas mėlis skelbiami vyrų ir žmoną. Mano dievas žoliai, mano žiogas ore, stygos dangui, mūza delne. Šalis už kalnų, jau seniai neturiu. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūza delne. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūza delne. Mano matrica tu, saulė akmuo, žodžiai lietus, meilė ruduo, dievas žoliai, žiogas ore, stygos dangui, mūza delne.
šitos gėlės išreiškia mūsų meilę jums. Simboliškai norim padovanoti ir titnagą, kuris lietuviškoj tradicijoj būtent ir reiškia vertybę, apsaugą, tai kad jūsų šeima būtų tvirta, kad saugotų nuo vėjų visų likimo. Ir taip pat titnagas jisai turi ir sveikatos tokį įkrovą ir ugnies. Tai tos, kad ugnies ir jūsų santykiuose būtų, bet kartu ir stabilumas, emocinis tvirtumas. Ačiū labai. Ačiū labai. Daybreak, sun in my eyes, but my bones are stiff and you still blurry. Gotta ride through the sky like a bird, my winter cave. Vakar jūs išlydėjom I'm crawling out. tave kaip sūnų, tave kaip draugę, o šiandien pasitikom kaip šeimą. Tai aš noriu palinkėti, ta prasme, kad jums visų šitų simbolių ir šitų dalykų netrūktų gyvenime, bet būtų kuo daugiau duonos, kuo mažiau druskos ir kuo daugiau vandens. Walk with me, tell me the story. A Laurinai, per daug, ne? Pats daugų laiką. Garso, 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 padaryk tą muziką. Dar vakar buvai mano kūdikis, šiandien jau ištekėjusi moteris. Linkiu laimės, kad būtum pati laimingiausia moteris, tai kad puoselėtum tos santykius, kad neštum tą savo meilę per metus ir sulauktumėt senatvę kartu. Va taip susikibę už rankučių. Man tikrai labai malonu, kad Gabija įžengė į mūsų šeimą. Labai džiaugiamės, labai didžiuojamės ir linkime, kad šitą įsimintiną jūsų ir aplinka, aišku, ir visas šitas įspūdis jums liktų visą gyvenimą. Ačiū labai. Gerai, tu bus. Šampano daug vartoja, nes gyvenimas įsikartoja. Vincas Kubilius. Už jūs abudu labai džiaugiuosi. Jūs labai Kepsniniai. Kepsniniai. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Ir supratom, kad čia yra mūsų pats didžiausias turtas. Mūsų nuostabi šeima ir mūsų visi draugai. Tai ačiū labai už tai, kad esat su mumis ir kad šiandien esat, šiandien tiek daug pajutau meilės iš jūsų. Ir kiekvieną dieną jaučiu labai daug iš jūsų meilės ir palaikymo. Tai... Tai ačiū labai visiems. Ir jo, taip pasilinksime šiandien. Karoliui tiesiog aš žinau, kad jis yra nusipirkęs žemės sklypą, tai aš tenai ant to sklypo tau linkiu pasistatyti didelį tvirtą namą
tenai sukurti didelę tvirtą šeimą ir už ją stovėti, jeigu reikės. Bendrai linkiu niekada neprarasti abiems priežasties, tiesiog šypsotis vienas kitam dėl priežasties. Kuris geriau bučiuojasi? Wow! Aš pažadu, šitas nesurežisuota. Gabriela ir Karolė. Ši ugnis simbolizuoja šeimos šilumą, meilę ir vienybę. Nuo jos uždegėme židinį, kurį šiandien perduodame jums, kad išviestų jūsų bendrame gyvenime. Tegu ši liepsa primena šeimos laimę, gimsta iš meilės, pagarbos ir atjautos. Tegul jūsų namai visada būna kupini šviesos, šilumos ir ramybės. Kad ši ugnis, kaip ir jūsų meilė, te būna gyva, sauganti jūs nuo tamsos ir skleidžianti šviesą aplinkiniams. Su meilė ir palaiminimu perduodame jums šeimos židinį, kad nuo šios dienos jūsų širdis plaktų kaip viena, o namai visada būtų pilni šviesos.